Antras laiškas Timotiejui. Pirmas skyrius. Paulius Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas pagal gyvenimo Kristuje Jėzuje pažada. Mylimajam sūnui Timotiejui, malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Kristaus Jėzaus mūsų viešpatės. Dėkuoju Dievui, kuriam tarnauju, kaip ir mano protėviai su tyra sąžinė be poliavos tave prisimindamas savo maldose dieną ir naktį. Menu tavo ašaras ir trokštu tave pamatyti, kad būčiau kupinas džiaugsmo. Aš vis prisimenu tavo nevaidmainišką tikėjimą, kuris pirma gyveno tavo senelėje Eloidėje, tavo motinoje Eunikėje ir esu įsitikinęs gyvena ir tavyje. Todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną esančią tavyje mano rankų uždėjimu, nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią. Todėl nesigėdik mūsų viešpaties liudijimo, nei manęs jo kalinio, bet draugė su manimi kentiek dėl Evangelijos jėga Dievo, kuris išgelbėjo mus bei pašaukė šventų pašaukimų ne pagal mūsų darbus, bet savo paties nutarimu bei malonė, kuri buvo suteikta mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus, o dabar apreikšta pasirodžius mūsų gelbėtojui Jėzui Kristui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangeliją. Aš esu paskirtas jo šaukliu, apaštalu ir pagonių mokytoju. Dėl šios priežasties aš ir kenčiu, bet nesigėdiju, nežinau, ką įtikėjau. Ir esu įsitikinęs, kad jis gali išlaikyti iki anos dienos tai, ką jam patikėjau. Sau pavyzdžių laikyk sveikus žodžius, kuriuos girdėjai iš manęs, su tikėjimu ir meilė Kristuje Jėzuje. Saugok tą gerą, kas tau patikėta šventąja dvasia, kuri gyvena mumise. Tu žinai, kad nuo manęs nusigręžė visi esantis Azijoje, tarp jų yra Figelas ir Hermogenas. Viešpats tebūna gailestingas Onisiforo namams, nes jis dažnai mane atgaivindavo ir nesigėdijo mano pančių, bet atvykęs į Romą labai uoliai manęs ieškojo ir surado. Viešpats tesuteikė jam aną dieną rasti viešpatės gailestingumą, bet to tu gerai žinai, kiek daug jis yra tarnavęs man Efeze. Antras skyrius. Taigi, tu mano sūnau, būk stiprus malonė, kuri yra Kristuje Jėzuje. Ir ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Ne vienas kareivis, norėdamas patikti pašaukusiam jį tarnybon, nesivelia į gyvenimo reikalus. Ir kas dalyvauja rungtynėse, negaus vainiko, jei nebus grūmęsis pagal taisyklės. Sunkiai dirbantis žemdirbys turi pirmas pasiimti vaisių. Supras, ką sakau, viešpats te duoda tau išmanyti apie visus dalykus. Prisimink prikeltą iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo palikuonių, kaip skelbiama mano Evangelijoje, dėl kurios aš ir kenčiu ir net esu surakintas lyg piktadarys, bet Dievo žodis nesurakinamas. Todėl aš visą ištveriu dėl išrinktųjų, kad ir jie įgytų išgelbėjimą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove. Štai patikimas žodis, jei mes su juo mirėme, su juo ir gyvensime. Jei ištversime, su juo ir karaliausime. Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės. Jeigu esame neištikimi, jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsižadėti. Primink tai liepdamas viešpaties akivaizdoje, kad nekovotų žodžiais, nes iš to jokios naudos, vien tik žala klausytojams. Stenkis pasirodyti Dievui tinkamų darbininkų, neturinčių į ko gėdytis, tiksliai perteikiančių tiesos žodį. Venk bedieviškų ir tuščių tauškalų, kurie vis giliau ves į bedevystę. Jų kalba tarsi gangrena vis plis. Tokie yra Himanėjas ir Filetas, kurie nuklydo nuo tiesos, tvirtindami, kad prisikėlimas jau įvykęs ir tuo griauna kai kurių tikėjimą. Bet tvirtai stovi Dievo pamatas. Turintis tokį antspaudą, viešpats pažįsta savuosius ir te pasitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris šaukiasi Kristaus vardo. O dideliuose namuose yra ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Vieni tarnauja garbingiams reikalams, kiti negarbingiems. Jeigu kas apsivalys nuo minėtų dalykų, bus indas skirtas garbiai, pašventintas, tinkamas šeimininkui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Bėk nuo jaunystės geidulių ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi viešpaties, o kvailų ir nemokšiškų ginčų venk, žinodamas, jog jie sukelia kovas. Viešpaties tarnas neturi kivirčytis, bet turi būti malonus su visais, gabus mokyti, kantrus,
romiai aiškinti prieštaraujantiems, rasi Dievas duos jiems atgailauti, kad pažintų tiesą ir atsipeikėtų nuo pinklių velnio, kuris pavergęs juos savo valiai. Trečias skyrius. Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai, nes žmonės bus savimilos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidus, piktažodžiautojai, neklusnus tėvams, nedėkingi, nešventi, nemylintis, nesutaikomi, šmeižikai, nesivaldantis, šiurkštus, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, akiplėšos, pasipūtėliai, labiau mylintis malonumus negu Dievą, turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos, šalinkis tokių žmonių. Iš jų yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir pavergia silpnas motereles, pilnas nuodėmių, vedžiojamas visokių geidulių, nuolat besimokančias ir vis negebančias pasiekti tiesos pažinimo. Kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir jie priešinasi tiesai. Tai sugedusio proto, netikosio tikėjimo žmonės, bet jie toli nepažengs, nes jų kvailumas, kaip ir anų, bus visiems regimas. Bet tu stropiai pasiekiai mano mokymų, gyvenimo būdu, tikslu, tikėjimu, ištverme, meilę, kantrybę, persekiojimais, sunkumais, kurie mane ištiko Antiochijoje, Ikonijoje, Listroje, o kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti. Bet iš visų išgelbėjo mane Viešpats. Taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis vis blogyn, klaidindami ir klysdami, o tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai. Tu nuo vaikystės žinai šventuosius raštus, galinčius tave pamokyti išgelbimui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Ketvirtas skyrius. Saikdinu tave prieš Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų, kuris teis gyvuosius ir mirusius jam ir jo karalystėje atėjus. Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu, nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies savo mokytojų, kad tie dusgentų ausyse. Jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. Bet tu visur ir visada būk apdairus, iškęsk sunkumus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę, nes aš jau atnašaujamas ir mano iškeliavimo laikas jau čia pat. Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą, o dabar manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisingasis teisėjas, ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meile laukia jo pasirodymo. Pasisteng greitai atvykti pas mane, nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką. Krescentas į Galatiją, Titas į Dalmatiją. Vienas Lukas tėra su manimi. Pasiimk ir atsivesk Morkų, jis man naudingas tarnavimui. Tichiką pasiunčiau į Efezą. Atvykdamas atgabenk apsiaustą, kurį palikau Truadėje, pas Karpą, taip pat ir knygas, ypač pergamentus. Kalvis Aleksandras man padarė daug bloga. Viešpats jam te atmoka pagal jo darbus ir tu saugokis jo, nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams. Kai pirmą kartą gyniausi teisme, ne vieno nebuvo su manimi, visi mane paliko. Te nebus jiems tai palaikyta nusikaltimu. Bet Viešpats buvo su manimi ir sustiprino mane, kad toliau skelbčiau Evangeliją. Ir išgirstų visi pagonys. Aš buvau išgelbėtas iš liūto nasrų. Ir Viešpats išgelbės mane iš visų piktų kėslų ir išsaugo savo dangiškai karalystiai. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Pasveikink Priską, Akvilą ir Onesiforą namiškius. Erastas pasiliko Korinte, o Trofimą palikau Milete sergantį. Pasistenk atvykti dar prieš žiemą. Tave sveikina Eubulas, Pudentas, Linas, Klaudija bei visi broliai. Viešpats Jėzus Kristus tebūna su tavo dvasia. Malonė teesie su jumis. Amen.